Sveiki. Na, prisiminimai mane nuvedė į mano 20-uosius metus, kuomet mes turėjome tokią grupę žmonių, labai draugiškų, tokią šutvę kompaniją, kada mes tikrai vienas kitą palaikydavom, smagiai leisdavom laiką, linksmindavomės, važiuodavom į gamtą, kepti šašlykų ar kokių nors dešrelių į paplūdimį. Ir tikrai mes buvom labai stipriai susiję. Pasirodo, ne šiaip sau. Ir kviečiu jūs visus, aš jums visiems dėkoju ir kviečiu jūs visus į Aljansų. Tai buvo Kristina ir Aurimas Lankauskai, sesė ir brolis. Po to buvo mano vaikinas tuo metu Vytautas Macaitis su visa taškentinių ir visų kitų draugų grupė. Labai kviečiu su savo broliu Mantu Macaičiu ir žmona. Ir toliau Justa, dabar ištekėjusi, man atrodo, Šleiniuvienė, su Egidijum, vyras advokatas, man atrodo, jeigu gerai atsimenu. Po to buvo, kas ten dar, toksai Liucė vadindavom, tai Liutauras, Arbūzas, bet niekaip negalėjau atsiminti, kaip jo vardas. Aš tik nuotraukose taip pavarčiau, niekaip negalėjau atsiminti jo vardo. Arbūzas ir Arbūzas. Va kaip juokingai tos pravardės, ane? Paskui, kas ten dar buvo iš tos visos grupės, mes palaidojom Liną, tai Linos tėčio draugė, sako, kai mes jau tą vakarienę valgėm, sako, aš niekada nemačiau tokios draugiškos grupės, tokių jaunų žmonių. Mes buvom tokie vieningi, tikrai, vieni už kitus. Tai labai ačiū šitai poniai už tokį komplimentą ir jūs kviečiu. Ir amžinatilsį Linos sesę, Raselę kviečiu. Linos visas drauges, nes aš jas pažinojau, aš vėlgi užmiršau vardus. Bet jos ateidavo pas mane gražintis dar į tą saloną, vadinosi Beauty for All Seasons. Tai buvo šitame salone, tikrai ten, man atrodo, dar vienos buvo draugė Lina. Paskui buvo tokia mano draugė Rūta Šantaraitė, kuri labai protinga, išmintinga, graži mergina. Ir jos visos gražios ir aš tikrai neišskiriu, bet tiesiog aš radau nuotraukas ir galvoju, kaip jinai gyveno, kaip jai sekasi. Nes apie kitus daugiau mažiau kažką žinau, apie Rūtą nieko, kaip į vandenį. Ieškojau Facebook'e, tai neradau aš jos. Tai labai kviečiu visus prisijungti ir jeigu mes tikrai būsim su Jevgenijum, atvažiuosim abu, darysim susitikimą visai šitai šutviai. Kas ten dar buvo? Martynas ir Asta irgi buvo mūsų grupelėje. Galbūt dar daugiau kitų ten pažįstamų ar draugų, kuriuos galbūt pamiršau. Vis tiek kviečiu prisijungti, susisiekti su Aljansu, skambinti šitais nurodytais apačioje telefonais ir mes vėl būsime tokie stiprus ir draugiški, kaip tais laikais. Tai buvo, tikrai mes buvome jėga. Laukiu jūsų visų su meile iš paplūdimio. Iki.